Lietuva vertina ir didžiuojasi savo miškais. Šiuo metu miškai užima beveik 34% arba apie 2,21 milijoną hektarų visos šalies teritorijos ir jų plotai nuosekliai didėja. Atmetus vidaus vandenų plotus, miškai užima 35,1% visos šalies sausumos teritorijos. Miškai atlieka svarbias ekosistemų funkcijas, padeda stabdyti dirvos eroziją, yra vandens apytakos ciklo dalis, reguliuoja vietos klimatą ir saugo biologinę įvairovę. Miškai yra tarsi anglies kaupėjai, nes būtent medžiai sugeria anglies dvideginį ir išskiria deguonį, užrakindami anglį medžio biomasėje. Apskaičiuota, kad 100 metų sulaukęs medis per visą savo amžių iš atmosferos pašalina iki 3 tonų anglies dvideginio. Šiuo metu Lietuvos miškai geba absorbuoti apie trečdalį visų Lietuvoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Pagal miškų naudojimą Lietuva Europoje vertinama kaip nuosaikiai miškus naudojanti valstybė. Kasmet plynai iškirtama mažiau nei 1% visų miškų. Visi plynaisiais kirtimais iškirsti plotai yra atkuriami arba atsikuria savaime, o ne miško žemėje kasmet įveisiama ne mažiau kaip 500 hektarų miško. Be to, kasmet Lietuvoje į miškų apskaitą įtraukiama apie 4000 hektarų nenaudojamuose ir ūkininkavimui netinkamuose žemėse savaime išaugusio miško. Todėl Lietuvos miškingumas kasmet nuosekliai didėja.